Bičiuliai, šiandienos pokalbių temą pasirinkau proto taršą. Žuvis genda nuo galvos. Toje pačioje situacijoje būdami mes galime iš jos pasijuokti arba ją dramatizuoti. Ir vieni toje pačioje situacijoje jaučiamės blogai, kiti gerai. Vieniems tai ta pati situacija teikia gyvenimo džiaugsmą, kitamgi veda į ligą. Ir Lietuva dėja Europos Sąjungoje regis užima antrą vietą pagal psichotropinių psichiką veikiančių vaistų vartojimą. Kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, dėl didesnės klaidos patiktukinti, dalintis įrašu, jeigu jums patiko. Ir žinoma, man labai svarbi jūsų nuomonė, jūsų patirtis šitą temą. Arveda moko, kad pagrindinė ligų priežastis yra sveiko proto nepaisimas. Nes mūsų pasirinkimas lemia, ką mes renkamės dėti į burną, kaip vertinti kažkokią situaciją, kaip teisinti ar neteisinti savo kažkokį tai neteisingą poelgį arba kitą kritikuoti. Tai yra teisingos žinios, jos sanskrito kalba turi tokį pavadinimą vidėje, ir yra neteisingos žinios vidėje. Ir bėda, kad mes tas neteisingas žinias priimam už teisingas. Ir blogiausia, bene neteisybė yra tai, kad mes priimame, kad mes esam fizinis kūnas, vien tik tai fizinis kūnas. Ir tapatinimas su juo mums sukelia liūdesį, kai mūsų kūnas keičia erdvinę konfiguraciją nepalankiai mūsų nusistatymui arba lūkesčiams, kada raukšlėjamės ir taip toliau. Tai baimė prarasti šitą kūną veda ir baimė gyventi ne tokiame, kokiame norime kūne, veda mus į nerimą, į psichikos įvairias problemas susijusias su dideliais kaštais, investuojant į plastinės operacijas, į visokias išorinės grožio procedūras. Nesakau, kad jų nereikia, bet reikia prisižiūrėti, bet ne taip, kaip neretai, kad yra daroma. Ir dėl tų neteisingų žinių pasirinkimo gyventi pagal neteisingas žinias yra tokios tokie dariniai, kaip, pavyzdžiui, alaus jogos, nuogalių jogos. O teisinga žinia, kad aš esu siela, kuri gyvenu šitame kūne. Ir žinojimas yra tai, kas įsisavinama. Pacientai man neretai sako, žinau, ką jūs man sakote, aš viską žinau, tai kodėl nedaro? Tai jeigu žino ir nedaro, tai vadinasi, tai yra tos žinios, ta informacija yra tik tai proto taršos lygyje, nes antraip, kodėl rūkytų žmonės, kai jie nežino, kaip veikia tos nikotinas su dervomis, kaip sukelia vėžį arba alkoholis, pavyzdžiui, kaip neigiamai veikia organizmą, kas to nežino. Ar kad vadinama tą greitą maistą, fast food, kuris jokios naudos apart žalos neturi, tai juk už savo pinigus, uždirbtus pinigus žmonės perka juos nuodijančius produktus, deda į burną arba įkvepia ir teisina savo tos klaidingus poelgius. Kiek žmonių renkasi cheminius vaistus vietoj to, kad nuolatiniam vartojimui vos ne, arba epizodiniam tada, kada iš tikrųjų be jų galima apsieiti, vietoj to, kad pasigilintų į mūsų liaudies išmintį, pasitartų su išmanančiais žmonėmis, kaip išspręsti problemą. Juolab, kad cheminiai vaistai neveikia ligos priežastį. Nesakau, kad jų nereikia, kartais jų labai reikia, bet tikrai ne tiek, kiek nūnai vartojama. Savo pacientų aš klausiu, ar skaitėte anotaciją apie vaistus? Didžioji dalis jų neskaitė. Jeigu paskaitys, taigi sutrukdys vartojimą tada. Ir dėjojama dėl vaistų kainos, dėl patekimo pas gydytojus eilių, vėlgi, vietoj to, kad būtų investuojama į sveikatą. Ir kiek turiu pavyzdžių, kada
žmonės, mano pacientai rinkosi kentėjimą ir nieko nedarė iš tų, nieko nepanaudojo iš tų išgirstų patarimų. Ir jo labiau, kad kartais reikia investuoti ir finansiškai į savo sveikatą. Nepakanka vien pradėti vairuoti teisingą automobilį, jeigu iki tol važinėjom per duobes, trankėmės ir cypė stabdžiai, reikia investuoti, nuvarius ją į techninių paslaugų centrą. Na ir kurioj kūno vietoje, kaip manote, yra mūsų protas? Aš laukiu jūsų atsakymų, komentarų po mano video. Kartais žmonės beprotnamiuose, o jų juslės funkcionuoja. Ir kartais protas iškeliavęs būna taip akivaizdžiai, kad ieškomas daiktas panosį, bet mes jo nerandame. Aš esu vieną kartą radusi savo mobiliuką šaldytuve daržovių skyriuje. Matyt, kalbėjau, gamindama maistą, baigiau pokalbį, man reikėjo laisvų rankų įrangos ir aš pasidėjau jį, tai aš sąmoningai jo, niekada aš neįsivaizduoju, kaip turbūt įvesta į hipnozę, gal būčiau ieškojusi šaldytuve. Taigi kūnas be proto gali egzistuoti, o protas be kūno ne. Ir protas yra greitas. Mes vienu metu ir girdim, ir matom, ir uodžiam, ir visi potyriai yra per protą mūsų. Visos juslės veikia, todėl jos sveikata yra labai svarbi. Ir žmogaus struktūra yra fizinis kūnas, juslės su savo juslių organais, protas, išmintis, ego. Mes esame siela ir protas turėtų būti važnyčiotojas. Jis tas 5 juslės, kaip 5 žirgus, turėtų laikyti įtemptus pavadžius, įdant tie žirgai netampytų nežinia kur jo po visą kelią arba vežimo iki griovio nenublokštų. Tai labai svarbi juslė mūsų proto būsena yra klausa, per ją užsiteršiame arba sveikstame, priklausom nuo to, ko klausome, visokių blevyzgų, keiksmažodžių, smurtų, nežinau, apkalbų, kritikų klausant, užsiteršime. Tuo tarpu giesmių, mantrų, pamokslų, dvasinių paskaitų klausant, mes visada sveiksime. Na, ir perteklinis malonumų ieškojimas veda mus į energijos praradimą, į degradaciją ir, žinoma, į proto taršą. Na ir tam mes esam skatinami nemažai tų vadinamų nuomonės formuotojų pavyzdžiais. Tai, na ir rega, mums būtina, šiaip jau žmonės išmoksta ir be regos, be šitos juslės gyvuoti, bet mes užsiteršime per ją, jeigu žiūrime kokias smurto scenas, porno, visokias kovinių siaubo filmus. Na ir skonis, liežuvis, tai kada maistas visokiais dirbtiniais skonio stiprikliais prisotintas, kada tai yra su visokiais GMO maistas, su visokiais, nežinau, rafinuotais, visokiais saldikliais, neva tai pagardintas uoslė, kada yra nenatūralūs skoniai aplinkui naudojami maiste, ypač smilkalai, cheminiai kažkokie tai. Na ir problema yra, jeigu mes nesuvokiame, turi problemų. Pavyzdžiui, žiūrime televizorių, ne vienas mano pacientas pasakojo, pamiega, tada išjungia televizorių, sėdime kompe, naktinėjame, nežinia ko, jokios ten naudos iš to nėra ir einame miegoti kažkada, gerime kavą, jeigu turime refliuksą arba vidurių užkietėjimą. Ir tai yra panašiai, kaip piltume benziną į ugnį, tikėdamiesi ją užgesinti. Tam reikia intelekto. Intelektas yra dvasinių žinių sankaupa. Tai yra charakteris, kuris priima sprendimus, kaip mums elgtis. Ir mums reikia gyventi pagal prigimtį. Karvė turi ėsti žolę, liūtas turi valgyti mėsą. Jei bus kitaip,
tada tie gyvūnai pasiligos. Ir sveika yra gyventi žinojime, tame teisingame žinojime, nes mes kaip ir tarakonai turime tos pagrindinius 4 norus, tai yra valgyti, miegoti, daugintis, gintis, skiriamės nuo jų tik tai intelekto, galėjimo, gebėjimo pasirinkti, keisti savo mąstymą, požiūrį, žinoma, likimą arba karmą. Ir protas dirba 3 pagrindiniais režimais, girdėjote turbūt apie tai, tai yra dorybės arba satvos režimu, tai protas ramus, šitie žmonės intelektualūs, turi gerą ryšį su Dievu, gerą atmintį, yra švarūs, tvarkingi, moka rūpintis savim, rūpinasi savo sveikata, švelnus, atidus, paslaugus, tobulina save, susitelkia į darbą, savo pareigų atlikimą, saviugdą, intelektualius ieškojimus, pozityvus, dosnus, nereikalaujantis, kad jų pavardės skelbtų kur nors viešai tarp aukotojų sąrašų. Ir atitinkamai jų maistas šviežias, nesmurtinis ir taip toliau, jokių alkoholio, jokių kvaišalų jie nevartoja. Ir aistros gūnoje arba radžia gūnoje protas yra neramus, sudirgęs, jis gyvena ateityje, būsiu laiminga, kai kažkas pasikeis, kai baigsiu mokslus, kai turėsiu darbą, kai turėsiu gerą vyrą arba gerą žmoną, kai turėsiu butą, namą, automobilį, kai keliausiu, kai pasieksiu kažkokią tai darbę, karjerą. Jie nori šlovės, padėties, nori daugiau sukaupt, pasipuikuoti. Jiems reikia stimuliuoti savo juslės visokias tai kvapais, apdarais vardiniais, muzika, spalvom, pobūviais, nuotraukomis, Instagrame, Facebook'e, dėl smulkmenų, ten kiekvieną fiksuoti savo kažkokį tai judesį, pasipuikuojant, tikslu pasipuikuoti, yra egoistiški, dažnai šiurkštus, arogantiški, pikti, reaguoja į išorinius dirgiklius, jiems reikia įrodymų, kad tarkim egzistuoja Dievas, tai tada jie patikės, taip jie teigia, dažnai abejojantis arba, pavyzdžiui, padėk, jau jeigu man padėsi dabar, tai aš tada tikrai ten melsiuos, kažką darysiu, tada paaukosiu. Ir tamagūno arba neišmanime protas yra blokuotas, abejingumas, nejautrumas, šiurkštumas, amoralumas, polinkis smurtauti yra jiems būdingi, nerūpi dvasinis tobulėjimas, valia, disciplina ne jų, sveikata, rūpinimasis ne jų. Gali jie gyventi vardiniuose kostiumuose vilkėdami, bet jų protas ir mentalitetas bus vagies. Ir išnaudoti reikia, slėpti apgaulę, vėlgi jokio dvasinio pasaulio, arba tai gali būti kažkokios juodoji magija, arba kažkas tai tokio. Jiems priimtino, skundžiasi savo padėtim, praeitį, kai buvo taip, ten prie Rusų, arba ten Sovietų Sąjunga buvo kaip gerai, o dabar tai ką. Jų ir maistas atitinkamai, visas greiti maistai, konservuoti, atšalę, visokie ten, nežinia kokie tie maistai ir kada ruošti ir visokie ten tie kvaišalai, svaigalai, jiems yra labai priimtini. Taigi gyvenimas aistros arba neišmanimo būno jau savaime yra liga pagal Ayurvedą, nes protas yra sudirgęs, sprendimai tinkami negali būti priimti. Na ir jeigu mes esame, mūsų protas yra užterštas, tai aišku, kad tada tie neuromediatoriai tinkamai neveikia, o beje apie proto taršą yra mano video trumpas įrašytas, kuomet aš garsinu testą, pagal kurį galima nusistatyti savo proto taršą. Jis yra mano Facebooko paskyroje asmeninėje patalpintas ir jeigu vartojami, dar kažkaip psichotropiniai vaistai, vėlgi nesakau, kad niekada nereikia nieko vartoti, bet žmonės juos vartoja metų metais ir jų pasekoje smegenys silpnai dirba, tarsi letargė ir nelaimingi, depresuoti, kaip, tarkim, mobiliuko ekranas tamsus, tai tada visokie narkotikai ir taip toliau, alkoholis prisistato. Ir yra tos emocinės taršos priežastys, aš jas dalinai minėjau, bet noriu išryškinti, tai yra visokie ten tos pavydas, baimė, godumas, negatyvios mintys, apkalbos, kritika,
ir visokios tos emocinės traumas iš vaikystės. Ir kada protas pasimetęs, gali erzinti mus šeiminykščiai visokie, mes galim ieškoti, iškime savy kažkokių pašlijusių santykių priežasčių, nelabai kartais mėgstame ieškoti, mes ieškome aplinkiniuose, tada prie jų priekabiaujame vietoj to, kad atsisuktume į save ir pasižiūrėtume į veidrodį, kas kaltas dėl mano savijautos, veidrodis parodys, kas kaltas. Tai atmintį praranda ne tik tai sergantys Alzheimeriu, prarandam ir mes, ir tie, kurie save inteligentais laiko, mes prarandam atmintį konfliktuodami su savo artimais, pykdami ant jų, pamirždami, ką jie mums gero padarė, ar ten, kokie mūsų ryšiai, ir prarandam atmintis tada, kada pavyzdžiui, geriama ir sakoma į sveikatą, į kieno sveikatą tada. Arba mes turim tokių klišių turbūt visi savo atmintyje, paviršiuje. Pavyzdžiui, nuo ko susirgai tu ir gydykis. Tai įsivaizduokite, pavyzdžiui, žmogų veža viduriuojantį, vemiantį, karščiuojantį dėl salmoneliozės į infekcinę ligoninę. Ir jisai savo namiškiams sako, neišmeskit tos vištos šlaunelės rūkytos, nuo kurios jisai ir susirgo, man būtinai atvežkite į ligoninę, nes man vėl jos reiks užvalgyti. Tai tas žmogus turbūt keistai mums atrodytų, bet pergerus alkoholio, juo taisyti savo sveikatą yra priimtina. Lygiai kaip ir, tarkime, mirusio nuo alkoholizmo žmogaus gedulingose pietuose keliamos taurelės už to mirusio vėlę, sielą. Tiesiog, nežinau, dabar jau labai džiugu, kad mažėja alkoholio ant stalo vaikų šventės ir to vaikiško vadinamo to šampano buteliai jau neleidžiami parduoti. Tai kokia išvada? Stiprinkim intelektą savo. Šliekimės prie dvasingų žmonių. Mokytojų pas mus įvalės literatūros, video visokių, knygų puikių, labai prieinama. Yra begalė visokių technikų. Ir beje, kaip manote, ar yra sąsaja tarp fizinio kūno taršos, tarp mitybos ir proto taršos? Abejojantis gali to lengvai įsitikinti, valydamiesi organizmą ar keisdami mitybą. Mes 3 savaitės pabuvome Pančakarmos klinikoje ir Vedoje ir protas ženkliai prašviesėjo, nes arvediniai masažai labai ramina protą ir padeda kitaip suprasti, nes tik ramiam vandenį dangus atsispindi. Tai reiškia, neramiu protu negali suvokti realybės ir priimti teisingų sprendimų. Ir nušvinta galvoje, prasivalius organizmą, susitvarkius dienos režimą, pakeitus kai ką savo pasaulėžiūroje ir žinoma, kad mityboje. Tai išvada kokia, kad mes turime pasirinkimą, kaip gyventi, kaip bitės ar kaip musės. Ir labai verta rinktis pozityvų vertinimą to, kas vyksta aplinkui. Ir šliekimės vieni prie kitų, tik draugiai mes esame stiprus. Esu jums ir su jumis. Saulytės jūsų širdyse.